Mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, būkite pasveikinti. Sekmadienį švęsime antrąjį sekmadienį prieš gavėnią, arba dar vadinamą seksagesime sekmadienį. Jo įvadiniai žodžiai yra iš laiško Hebrajams. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu. Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti ir dangaus sparnuočiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolų. Jų daigai sudžiūvo, nes trūko drėgmės. Kiti nukrito tarp erškėčių. Ir tie, kartu išaugę, juos nusmelkė. Ir dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė 100 derlių. Tai papasakojęs jis sušuko. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškia tasai palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir ištraukia žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų, kurį laiką jie tiki, o gundomi atkrinta. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Visi mes norėtume, kad viešpats apie mus pasakytų. Štai tie arba tos, kurie žodžio klauso, išsaugo jį taurioje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Šis sekmadienis yra Dievo žodžiui skirtas sekmadienis. Anas buvo maloniai, sola gracija, dabar sola skriptūra, vien tik tai per raštą ir mums puikiai proga apmąstyti, o kur Dievo žodis mano gyvenime. Eidami į bažnyčias išgirsite pamokslų jūsų kunigų, jūsų pamaldose. Daugelis turbūt bus pasirinkę būtent šį palyginimą. Apie jį išgirsite plačiau. Tačiau jau prieš eidami visi mes apmąstykime, kokia mano širdis ir koks mano ryšys su Dievu, tai, ką aš iš jo girdžiu, tai, ką aš girdžiu pamoksluose, tai, ką aš skaitau, kur jis yra mano gyvenime. Ar jis iš vis yra, ar jis skamba mano gyvenime, ar jis kažkiek vietos randa mano širdyje. Ir tie palyginimai pakelėje, kai išrauna velnias žodį, kaip krikščionio siela greitai gali svetimi mokslai užgožti. Kažkas kažkaip medituoja, gal krikščionio atrodo štai kokie pažadai, kažkas pažada sveikatą, kažkas džiaugsmą, dar kažkur. Ir staiga atrodo ką, Dievo žodis, sakramentai, bažnyčia, Jėzus. Nutolsta. Ir taip siela užmiega kažkur nueina ir eina jau jinai į pražūtį. Ant uolų, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Kurį laiką jie tiki, bet gundomi atkrinta. Gundimai, išbandymai, atkritimas yra krikščionio kasdienė kova. Ir netgi patys švenčiausi žmonės, kurie prašė yra savo atsiminimus arba apie juos yra prašyta bažnyčios istorija,
visi gyveno dvasinėje kovoje. Ir ištvermingas krikščionis, nugalėjęs krikščionis yra ne tas, kuriam neiškilo pavojai, kurio tikėjimas nesubraškėjo, bet tas, kuris ir varguose, ir išbandymuose laikėsi Kristaus, laikėsi Dievo žodžio ir jo pažadų. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Kiekvienas iš mūsų. Ir mes gyvename laikuose, įtampoje, karas, sprendimai, pasaulio politiniai įvykiai. Mes esame įsitraukę ir rūpinamės, bijome. Iš tiesų, kas mūsų širdį nusmelkia? Kas yra tie rūpesčiai? Labai daug dalykų mūsų gyvenime yra tokie, kurių mes negalime kontroliuoti. Jie mums yra sudėtingi, grėsmingi, baisūs. Sveikata, artimųjų laimė ir gerovė. Kažkokios gerybės, kurias gal norėtume išsaugoti arba sukaupti. Bet žinome, kad viskas praeina. Viskas keičiasi. Ir jokių garantų neturime šioje žemėje nei savo kūnui, nei pasaulio taikai, nei šalies taikai ir ramybei. Niekam. Ir mes tarytum, nors ir suvokiame tai, nors ir suvokdami skubame nors kažką išlaikyti, išsaugoti, kažką padaryti. Ir štai tie nesibaigiantis gyvenimo rūpesčiai, jie nustelbia mums Dievo žodį, nustelbia patį Kristų. Jie patys tampa tikslu ir jau mes, mūsų širdys, mūsų mintys, mato ne viešpatį, gailestingąjį mūsų Dievą, mūsų atpirkėją, bet mato rūpesčius ir bėdas. Tikrus rūpesčius ir tikras bėdas, įsivaizduojamas bėdas, kurių bijomasi, kurių tikėtinos, gal bus, galvojame, o jeigu bus taip, visi mes tame gyvename. Bet žodis yra ištartas iš paties Dievo lūpų, kuris tave ir mane sutvėrė. Ir tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Įsikūnijęs Dievo žodis, Jėzus Kristus, jis atėjo ir sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu gerasis ganytojas. Aš esu avių vartai. Štai žodis. Ir žodį, kurį išgirstame bažnyčioje, neatmeskime, ką išgirstame liturgijoje, neatmeskime. O jeigu mūsų siela sako, nereikia man pamokslų, nereikia man bažnyčios, nereikia Biblijos, aš jau pats kažkaip susitvarkysiu, kas čia ką man gali pasakyti, tai mūsų siela serga. Nes žodis yra skelbiamas ne šiaip. Dievas ir sako, mano žodis pasakytas, jis atneš vaisių. Žodis yra skelbiamas man ir tau, kad turėtume ramybę, nuodėmę atleidimą. Ir kad skelbiama žodis kurtų, sustiprintų tikėjimą ir kad mes neštume vaisių. O kokiagi yra toji širdis tinkama, gera, kaip Jėzus sako, taurioje ir geroje širdyje. Tai ta širdis, apie kurią kalba Dovydas, pranašai, sako, sugrūdusios širdies viešpatie tu nepaniekinsi. Ta širdis, kuri pasimatė, kai Petras pravirko, atgailaudamas, kad Jėzaus išsižadėjo. Širdis, kuri pas Jėzų artinosi, atgailaudama dėl nuodėmių Evangelijoje aprašyta. Visos širdis, kurios supranta, kad šiame pasaulyje nieko neturi be viešpaties, kad jis vienintelė gyvenimo šviesa, didžiulė dovana, viešpats, kuris pavadino mus netgi draugais, kuris už mus atidavė savo gyvybę. Padėk mums viešpatie, sukurk mumyse tyrą širdį, kad mes atgailaudami ir nuolankus eitume tavo akivaizdon ir mylėtume tave taip,
kaip tu mus pamilai. Amen.